tik tokia pūga buvo. O dabar jau ko ne saulė šviečia. Tinklą pradėjom dėti, bet sulūžo tas įrankis. Kur tas įrankis? Čia ryšt labai patogu, tokias vėlūkės nusiperki, sudėdė, taip su šit ir suriši, bet jis, nu, sulūžo, nebesisuka. Na, čia viskas stūpa, viskas čia matote izoliuota yra, čia kaip ir toks, nu, kad prie pat nesiliestų, kad temperatūrinis būtų, plius, nu, prie medžio ir taip negali liestis. Aš aišku dar jį nudažiau tenais. O, visur plėvelės viskas izoliuota. Čia va parodysiu, kaip atrodo ta vielas to įrankių šnaiva, taip susiriša, tai grinai tam, kad, nu, neprasislinktų. Tai 15 akis ir vedžiosis ant jos vamzdis, kurio dar nenupirkau. Reiškiasi, čia kas 15, visur vamzdeliai bus prisukti. Tada čia prisisukam va tokią detalę labai įdomią, nes nėra čia dėlos prie patvirtų. Ir aišku, aš viską klijuoju, kad nieks negirgždėtų. Bet sveikata tai prasta. Vėl kažkokie tai čia pasiuliai, kažkokie tokias nėra, tai energijos daug. Va šiandien man dienos darbas pum, čia sutvarkyta, čia yra apšiltinta. Ir rozetę reikia nepamiršti įkišti, aišku, pamiršim įkišti, geriau dabar įkišiu, nes tikrai pamiršim. Truputį tą lėtinę atsinešė jam baduką. Ačiū. Per piką važiavau per visą miestą, kad paimt šitą. Čia iš Celsio, vokiškas geras, bet aš kažkaip čia ne iš Celsio, pirkau tik iš to sandėlio paėmiau. 68 centai kaina. Tai čia jau yra tas PEX, kur atlaiko 110 smūgus arba 95 pastoviai. Temperatūra, aš kalbu apie grindų tą vamzdį. O PERT plastikas, jis atlaiko, nu, mažiau temperatūros. Planuoju malkinį pečių, nu, tai dėl viso ko reikia būna maža ką, kaip ten sujungsi. Užmesi ten malkų, kai pradės ten virt vandos sistemoje, kažkas netaip suveiks. Prabangus, bet tik 16, kad lengviau būtų vynioti, nes aš pasižiūrėjau, kad man pilnai pakanka, nes maži kontūrai bus. Vėjukai. Tai laikyk, krenta vamzdžiai po mūsų mašiną. Patogu taip sėdėti prie tarp tų šlangų. Ką? Va šitas įrankis apie 7-8 eurais šūdų gabalas yra, ta prasme. Nebesisuka. Šiaip tipo išradimas labai geras, uždėjai kilpą, patraukė ir jis automatiškai sukasi. Mes 1-2 suvarėm, supratom, kad jie patys yra lievi. Kažkokia va. Triubikite, matyti kažkas viduje nulūžta, čia užvirinta nieko nepadarysi. Bet, kaip sakyt, išsisukam iš padėties, kažkaip va šitą nupjovėm ir pasidarėm va tokį mechanizuotas. Uždėdė kabliuką, ir susuki vėlutę. Vamzdis. Iš tikrųjų dar net nemačiau, kaip atrodo. Panešti tai sunku, bet va, taškytės tai lengvai. Čia dar pamiršau armatūros, trūksta 3 lapų, bet visien iki čia nedaisim, tai pabandysim. Pirmą kartą gyvenime, šalta, neaišku iš vis ar tokioj temperatūrai man su juo dirbti. Iš vis pirmą kartą gyvenime dirbsim. Labai įdomu, čia yra vokiškas, 600 metrų, atlaiko 110 laipsnių. 6 barus atlaiko 95 laipsnių, jeigu temperatūra atlaiko net 6 barus. Tai yra... Plastikai yra 2 rūšių, kiek aš radau, tai yra PERT ir PEX. Tai tas PEX yra sukryžiuotas tas plastikas. Tai sunkiau turėtų lankstytis, bet kadangi plonas, tai kažkaip pabandysim. Bandom ant tokio šalčio. Nes esmė tame, kad jis neužsilaužtų. Visai neblogai lenkės. Toks įrankis įsinumo, toks labai gražus toks žiukas ant jo uždėdi tokia glutė ir jisai sukasi. Patempi ir gražiai sukasi, neleidžia va taip išsimakaloti. Mes čia patys įsukam, nu nes negali taip pat išvinioti, jis visas bus piroklė. Tai žodžiu visą jį taip pabiškį sukam, traukiam. Ir pirmas kontūras. Pirmas kontūras mes pradėjom būtent nuo tūliko. Čia palikau vietos dar vienam kontūrui, kuris eis į šitą kambarį. Tai va, pažiūrėkit kokią sistemą. Jie va taip ateina, 2 vamzdžiai. Visus išeinančių šildysiu, grįžtančio ne. Tada gaunasi plius minus 5 comai. Tai aš kaip suprantu, tarp kolektorių žiedų ir yra 5 comai. Čia bus labai daug išeinančių trasa, tai bus labai tankiai. Tai tik tai grįžtantis čia šildys ir to per akis bus daugiau negu reikia. Kadangi čia yra tūliko, o tūlikė bus didesnė temperatūra, aš taip įsivaizduoju, tai aš jį pilnai, reiškia, kad jis karštutėlis ateitų iki pat tūliko ir tada susisuka spiroklė. Mes čia dar ją biskį pakoreguosim, kad gražiau būtų, bet bendras principas taip, hamutų labai daug su jo, vienas pakelis. Nu, bet aš 15 jų pirkau, tai metrų tai visgi 500, čia suviniosim, čia yra 600 išpūlė. Mėgojau šiandien 3 valandas, vaikas atsikėlė, aš kai tik užmėgau ir tada jau tik 7 ryto nuėjau, 2 valandas dar pamėgojau. Tai biški daužtas jaučiuosi. Parodysiu, gal indusai padarė man projektą. Donatas
pafundavo, bet aš biškį koreguoju atitinkamai. Reiškia, čia bus vonia padėta, dėl to šį žingsnį praretinau, čia toj vonioje reiškia, tik tai vienas yra ateinantis, kadangi palei pat sieną tokia šalta, tai norisi, kad būtų šiltas. Ir vienas grįžtantis. Ir čia reiškia, du lieka tušti, nes čia po vonia, kad neperkaisi. Po visais objektais, kurie uždengia, turi neperkaisi. Nu, tai pirmas mano kontūras gyvenime. Ir linksta tas vamzdis puikiai, tos proklės jokios nereikia, viskas čia susilankstėm, pasidarėm. Kas aš nežinau, kas išrado tas šildomas grindis, bet čia toks išradimas. Pirmas dalykas, tu pasikoreguoji, kiek kur tau reikia šildyti, palei langą, palei kažkur daugiau, kažkur mažiau. Kitas dalykas, tai viskas yra sausa, viskas yra tolygi temperatūra. Tu šildymo sistemų laikai mažesnė temperatūra. Jeigu tu statai radiatorius, jisai mažas plotas yra tam, kad jisai šildytų, jis turi būti labai didelis skirtumas tarp aplinkos ir jo temperatūros. Šiam 7 laipsnių, o į grindis gali paduoti 30, gali paduoti 40 laipsnių temperatūros vandenį ir jisai čia cirkuliuoja, kadangi yra milžiniškas plotas. Jisai dėl to, kad maža temperatūra jis nėra galingas, bet per plotą yra žaidžiama. Aš manau, kad prašiau ChatGPT, kad paskaičiuotų, tai sakė, per tokį plotą gausis priklausomai nuo grindų dangos tarp 3 ir 4,5 kW gale šildymo. Kiek tas radiatorius gali atidavinėti? 3-4 kW. Aš nežinau, ar čia teisinga, bet atrodo ne taip daug, bet kadangi jis patidavinėja pastoviai, ne tai, kad tai nuškaito radiatorius, sušilo, atvėso jis pastoviai, palaiko tolygią temperatūrą ir pastoviai šildo, taip kad manau, kad tokia gali 3 kart. Ai, čia per akis gaunasi, čia gaunasi 1 kvadratiniui metrui 40 vatų, tai tikrai yra pakankama šildytis, nes visieną čia nėra kiaunas namas. Aš esu sužavėtas, pasidaryti tikrai nesunku, pirmą kartą gyvenime. Va, hamutus patraukiu, kad paskui neišlystų iš betoną. Tikrai manau, kad gerai, va, bendras principas, dar ką aš pragalvojau, tai kur bus temperatūrinė siūlė, tai tiesiog per vidurį. Vienas teisingas maždaug kvadratas, kitas maždaug teisingas kvadratas, per vidurį temperatūrinė siūlė darysiu, tai visur, kur siūlė, kur va taip praeis vamzdis, kišiu į gofrą. Visi vamzdžiai, kurie taip eis, čia praeis į gofrą. Nežinau, kaip jie ten daro tas siūlės, bet pasakysiu jas padaryti šitoj vietai. O rankas užšalo tai mirtinai, nes -4, o hamutus tik įklikom rankom. Taip, kad einam pasišildyti. Yra specialus įrankis vyniot, bet mes pasidarėm savo. Ir visai nieko gaunas, nes kitaip susipainės. Būna toks, padedi galiu vienas net ten dirbti. Bet visiems dviese daug patogiau. Pažiūrėkit, kaip mes čia gerai važiuojam. Jau turime ir ten, nuo 12, nu per 4 valandas 3 kontūrus padarėm su pasišildymais gerais. Tai pagrindinė problema, kad plikos rankos nušala, reikia kas kiekvieną kontūrą biškį nuliek pasišildyti. Bet jau kai išvedžiosim ir paleisim, tada iš karto kokį karštą skystį, iš karto jau čia bus šilta dirbtum, taip? Kaip Vilkas klausė, ar jau galim valgyti bernytę, žinai? Ar jau šilta bus? Penkios valandos darbo, kiek čia padarėm? Pusę. Tam temperatūrinė siūlė padaryta, kad, nu, jis įtampas išimtų. Ir tada gautųsi tas vamzdis. Jeigu čia va, būtų vienas vamzdžio galas vienam bloko gale, kitas kitam, tai per tą siaurą vaikščiojimo tarpuką įtampytų. Čia gaunas toks per atstumą. Aš noriu pagirsti savo žmoną. Ta prasme, jinai sukišo 3,5 gabalo į dainą. Nesvarbu, kad jų dar neturime. Dar kišu, dar bus dar kišam, dar reikės. Iš viso bus virš 4 štukų už gabalą, už dainą, kurią jinai pati sukūrė. Ir šia prasme, jinai, šiaip jeigu tiesiog ant kompo kurtum, tai arti tiek kainuotų, nesugebėjo taip taupiai sukišti tos 4,000, kad visą orkestrą įrašė. Ir ta daina tokia yra. Gyvi būgnai, jinai savo vokalą važiavo 3 kartus, važiavo į Kauną įrašinėti. Taip negalima, bet aš jums netgi biskį parodysiu. Ten yra dar ne visi instrumentai, čia nėra to viso suvedimo padaryti. Bet labai tik 5 sekundės. Ne, aš tik 5 sekundės parodysiu, paspoilinsiu, kaip sakyti. Sakė tik 5 sekundės. Sakėt, 90 mikrofonų vien tik orkestrui rašyti, kiek paskui reikia hardą kokį didelį turėti, kad visą tai susikelt, 25 teikus, atsirink geriausius. Stop. Čia jau tokiai muzikai tikrai verta turėti high-endinės kolonėlės ir klausyti. Čia yra kūrinys, čia yra kūrėja, čia yra muzika. Ką, broliai šaunoliai? Liko 2 kontūriukus pabaigti. Ir jau poryt betonuojam, jeigu viskas gerai, todėl kad sakė, jokia ten priedai nepadeda, sakė, jeigu minusas, tai šūdas. Tinklą važiavau pirkti, rašė, kad yra,
nebebuvo. Nupirkau plonesnį milimetrų. Tai jisai nieko čia nermoja, galim sakyti. Ir žingsnis kažkoks neaiškus. Nu, žodžiu. Be abejo, jie dės tą fibrą, bet tik smulkė. Tada kitas pravalas, kurį padariau kažkaip, čia skaičiavau, liko va čia tokia skylė. Nu, vienas žingsnis praleisis, pliusas tik tai tiek, kad čia abu yra ateinantis, jie abu karšti. Tai, nu, kažkiek čia bus tikrai vėsiau, bet gal labai nepasijaus. Sudėjom jau kompensacinę plėvelę, vat visur, kitur be celofano, kitur su celofanu, iš šiaurinės pusės dėjau. Reikia, žinok, kaip užsirašykit, būtinai iš šiaurinės turi būti, juokauju. Čia šaldytuvas, čia praretinta, čia visur spintelės praretinta, čia visur spintelės praretinta. Čia spinta, irgi niekur nedėta, spinta. Tada šiltas geras kontūras, stengiamės nepamiršti šitos, čia bus termotasiūlė eis taip įstrižai. Aš manau, kad termotasiūlė svarbu yra, kad kuo būtų taisyklingesnės formos kvadratai gautųsi. Per pusę namą pjausim, manau, kad užteks. Ir vienas kontūras čia ir čia mažas gabaliukas lieka, tai nežinau, gal čia sugrįžtančių pravažiuosim. Vyksta. Modemukas nusprogo, nusėmiau, nedirba. Jeigu tik tai šitas garantija yra, bet jeigu tipo nuo įtampo šuolių, tai ne, o aš jį jungiau ir tada jis nustoja veikti. Greičiausiai čia yra įtampo šuolis, tai duok dievė šitas nusvilo, nes jį galėčiau gauti už 30 €, nes komplektas tai 200 kainuoja. Bet aš pasijungiau laikiną va tokį modemą, opa. Nu ir tas pats greitis. O čia kas vyksta? Čia vyksta šlango atitirpinimas, nes rytoj betonuotojams reikės vandenuko. O čia kas vyksta? Čia buhalteriai pildau. O čia kas vyksta? Čia vyksta, čia viskas paruošta irgi, ne, čia neparuošta iš tikrųjų. O čia ant pakelimų sudėti, čia nesudėti ir čia yra pradvigubinta. Kaip pastorinimą dedu, Muraris deda. Tas kraštas tai labai jautrus, tai dvigubą armatūrą padėsiu pakeltą, dar ten tokį pastorinimą, tokį profiliuką už 3 € nupirkau. Ir tada čia atvažiuos betonuotai, aš taip įsivaizduoju, čia taip pripils ir viskas. O tai mes čia patys maišėm, pasliau Leonidas maišė, kol jam nugarą susimaišė. Oi, kokia graži ta žiemos pasaka, pažiūrėkit visur. Sninga. Viską pasidarėm, bet ne viską, dar tokių daug smulkmenėlių pasidarom. Pavyzdžiui, šią armatūrą jau kompensacinė remiasi, kompensacinė tik tai 6 mm kitur 3. Nu mažai, plius jinai remiasi, viskas nieko neduoda, jisai su visų betonu bus visą laiką įsirėžęs į šitą balkį ir norės judėti, tą balkį spaus arba betoną strukinės. Čia dar su viela, tvirta vieta tokia. Čia dabar iškarpysim ir papildomai šitą kompensacinę dėsim. Tai tokių taškų yra daug. Šitas kojinės yra užmautos, jis jau kaip kompensacinė tarnauja, viskas gerai. Čia galim biškį patobulinti vietom. Paskui kokie lifehackai, ką aš supratau, jeigu čia vieną kitą kartą užlips ant to vamzdžio darbininkai, tai nieko tokio gal. Ypač, kad aš brangesnį pirkau. Bet, pavyzdžiui, būna, kai armatūra susiduria, čia kur tokį tikrą pavyzdį parodyti. Ir būna šitas viršutinis, nu, sen kampas aštrokas. Ir jisai būtų lygiai po vamzdžių ir tenais jau į tokį aštresnį kampą trintis visai kitą. Dar jeigu nukerpi kažkur, tai iš vis kaip britva aštrus, ant tokį labai lengva pradėti. Jeigu į tokį kažkur trinsis, ar darant, ar galbūt netgi temperatūrų judantis betonas, aš nežinau, kad tokį plotą gali somą judėti. Tada dar apsišildžiau tūliką. Va šį čia, nenoriu, kad tiesiai po podu būtų, vėlgi šiek tiek gali perkaitinėti, tas podas šilt kaip ir neaktualu. Nežinau, ar taip daro kas po tūlikų, bet daro, žinau, kad po šaldytuvų tikrai daro, atsiminat, padarėm po visom spintelėm, va tik katalinę užeikim, tarp vamzdžių vaikštom atsargiai, nelaipėm. Paskutinis kontūras, bendrą padariau kontūrą tiek šitam kambariui, tiek šitai katalinė, todėl kad čia labai nedaug reikia, čia tai siauras praėjimas, išeinant į kontūrą, visą laiką išeinantis kontūrai.
Pirma, praeina kuo greičiau pro lauko sieną, tam, kad ten nebūtų šaltų taškų, kad nebūtų rasojimų, visi šalčiausi taškai yra šildomi stipriausiai. Išeinančią temperatūrą, nes jie yra ir šalčiausi, ne iš lauko ateina šaltis čia mes. Tada jis išeina, ten atiduoda visą šilumą ir grįžęs dar čia biškai prasisuka, galutinai išsiduksuoja. Jeigu aš įsivaizduoju pakankamai greitas rautas, tai spės daiti ir čia tos šilumos. Ir viskas, va taip 8 kontūrai, čia nieko nesižymėjom, nes pagal brėžinių darėm, tai turim brėžinius. Tik tai paskutinis šis kontūras, nu, tai nusifotkinsi dėl viso pikto, nes paskui nieko neatsiminsi, kai išbetonuota. Va, muraris atkarpo dar tenais, kaip sakyt, tobulina temperatūrinius judėjimus. Jeigu nieks nesproks, tai rytoj pabetonuosim, dar šitą pamatysit ir jau bus labai senas videkas. Aš tai pažiūriu jau video savo kažkokį seną iš vasaros, tai toks vis vien, kai saulės yra, tai toks, nu, energingesnis, entuziazmas, šitikiai sušalę, kosį, toks, nu, bet tokias tos žiemos. Va dabar praktiškai jau kaip ir užtektų to žiemos. Nu, dar porą savaičių tokios gražios žiemos maks. Ir jau viskas, galėtų jau pradėti žaliuot lapai. Tada būtų pasas, bet tada blemba. Tada būtų vasara labai karšta ir tų visokių gyvačių atsirastų dar daugiau laidingų ir skorpionų. Vamželis išvedžioti 2 dienos, turint omeny, kad ir važinėjom tenais į kokius 3 taškus kiekvieną dieną kažką atsivežti vis reikėdavo. Tai visai neblogai, sakykim, pasidaryti galima tikrai drąsiai 100 kvadratų per 2 dienas. Čia nėra atsisės, kur net vietos niekad. Labai geras restoranas. Bet nu, tai važiavo šįryt ir neužvažiavo. Labai ten toks kalnas ledinis buvo pasidaręs, neįmanoma fūram jau važiuoti. O kaip tik orai naktį man pasikeitė telefonė, žiūriu, opa, taigi pliusas kitą savaitę. Tai gerai, sakau, perkeliam, hebra. Nu, į tą progą žmona nusiuntė mane pas gydytoją, kad kažkaip aš košiu. Klausė, sakė, gerk antibiotikus ir važiuoju išviestis. Nu, tai važiuoju išviestis dabar. Gal koks plaučių uždegimas čia yra, o gal tik bronchas.